Kas? Neaiškiai parašyta. Jūs mane paleidžiat? A nori dar pasėdėt? Ne. Įrodymų bazė geležinė. Bėgsi, uždarysim. Imk. Vardas, pavardė, parašas. Šau, tavo daiktai. Ačiū. O kur Marius? Ryte paleidau. O jeigu atidžiai skaitei, tau draudžiama su juo bendrauti. Pažeisi, uždarysim. Supratai? Tai galiu eit? Eik! Viso gero. Iki pasimatymo. Ne viso gero. Ateini čia. Aš ten kažką pasirašiau ir mane paleido. Sėsk tik tais į mašiną. Greitai. Durnai gavosi. Kažkas išdavė. Sako, Marijų jau ryte paleido. Tai gal čia per jį nutikė informacija. Toks durnas. Žinojai, kad Diana laukėsi. Rimtai?
Tikrai laukėsi. Taip, nespėjau tau pasakyti. O tau tikrai nieko nebus? Nežinau, gal liktinai gausiu, bet pirmą kartągi. Ei, Palauk. jokio judesio, supratai? Ačiū taurai. O kaip jis mane ištraukė? Nežinau, bet aš labai prašiau. Per advokatą gal? Gal? Važiuojam namo? Sakiau, neprekiauk iš namų. Kam dileriams rodyt, kur gyveni, a? Ir išnešė chatą. Ten buvo babkės ir už mūsų paskutinę siuntą. Liksi skoloj. Šitos 2 aparatus likusius parduosiu. Babkės dabar grąžinsiu, o kitus vėliau. Palauksi? Palauksiu. Kaip su kraftu dabar bus? Žopa. Tai pasakyk, kaip yra. Kad apvogė, kad būčiau grąžinęs. Tipo. Žinau, ką pasakysiu. Nesusikalbėjau. Dėjai į skersą. Aš žinau, gaila. Ko gaila? Kad biznį naujam nedalyvausi. O žmonių man reikės. O kas per biznius? O kam tam? Vis tik dabar paplintų susėdėsi. Kad nereikėjo krafto siutinti. Kaip nuotaikos? Pusėtinas. Ko taip? Žinau, kad bus nelengva. Ramiai. Blakės. Taip. Išdėliosi ten, kur lizdai. Kokie lizdai? Nu, tai ten, kur jie lankosi. Kaunecko namai, baras Goštauto gatvėje. Dar neaišku, ar įsileis mane. Nu tai padaryk, kad įsileistų. Arba kitaip brolis grįš į kalėjimą. Kauneckas va dabar guli ligoninėje po infarkto. Puikiai proga nueit pasiguost, primint apie save. Aš 3 metus nemačiau. Nu tai gerai, nu tai pasakysi, kad sunku. Sunku gi tau, na? Kreditai, skolos. Taigi tu ten buvai prie bachūrų, nu tai ką nepadės, taigi padės. Ta suprantu, bet vis tiek. Šitą, o kaip tu mano numerį įsivedai? Giedrius. Tu gal durnas, koks dar Giedrius? Persivadink į Nataliją. Ištekėjusi vyras gali atsiliepti. Tu būk biški budresnis, daugiau improvizacijos. Viskas, skambink Kauneckui. Dabar. Ne. Rytoj. Aišku dabar. Palauk, iš kur aš žinau, kad jis dar ligoninėje guli. Iš Facebooko. Kas tam Facebook'e? Tu kaip mažas vaikas, va. Žmona parašė, Richardas guli ligoninėje po infarkto. Nereikia užuojautos, jau viskas gerai.
Tai jeigu numeris pasikeitęs. Nepasikeitęs, davai tik tai. Kikvi Nadino. Najas video. Prenumerok D. Kokia čia veislė? Korgis. Kokios trumpos kojos. Tai tame ir fainumas. Nenori? Ne. Kaip presų suplotas. Kas be to įvedžiotų? Aš? Aišku, kad aš. Aš anksčiau už tave keliuosi visą laiką. Perkam? Nu ką mums dabar papildomų rūpesčių? Tau skambina Tauras. A, čia iš zonos laikų. Ką numetei? O jeigu kas svarbaus? Svarbaus. Pinigų prašys paskolinti. Duok. Atmetė? Gal užsiėmęs ar procedūros kokios? Perskambins. Gerai, nebelauksiu. Papasakosi, kaip sekės. Aha. Sveikas, Hardai. 100 metų. Žmonos Facebook'e perskaičiu, kad po infarkto. Kaip jauties? Geriau, ne? Gal galėčiau aplankyti kurią dieną? Tai aišku, kodėl ne. Ne, baigtų. Nieko nereikia, nepirk. Gerai, atsiųsiu tau, kur esu. Nu, va, draugas aplankys mane. Nieko gero iš tų kalėjimo draugų. Nu jo. O Larkinas Benė? Larkinas išimtis. Benė tai... Būk gera. Nereguliuok, su kuo man susitikinėt, gerai? Pas teisėją nepavėluosi? O kiek dabar valandų? 4. Mes 5 susitinkam, tai gal reiks važiuoti jau. Važiuok. Geriau nevėluot. Pasimatysim. Tik neįkliuk su kyšiu. Matas, kad čia šiam štuku? Ne. Tai neįklius. Klausyk gydytojų, pasimatysim. Iki. Labą dieną, Miroslavai. Labas, Iglė. Na? Kaip tu jau pasikeitei, kaip užaugai? Kada paskutinį kartą matėmės? 6-7 metai. Londone? Pas Gerdą? Sėskis.
Žinai, pirmiausia, noriu pareikšti užuojautą ir atsiprašyti, kad negalėjau dalyvauti jo laidotuvėse. Buvau komandiruotėj. Nieko tokio. Šiaip žinant mano tėvelio istoriją, tai gal ir nebūtų protinga iš jūsų pusės, kai jis nelabai draugavo su įstatymu. Draugavo. Jisgi nebuvo nei karto teistas. Igle, aš čia matai po darbo. Gal pavakarieniaukime ar skubiai? Niekur neskubu. Puiku. Aš visas tik naujienas sužinau tik iš Gerdos. Tai girdėjau ištekėjai. Aha, Sveikinu. ačiū. Vadinasi, tesi tėvelio liniją pasirinkai jo apsauginį, kaip jisai Kaunecką. Nu, jis išgelbėjo mano tėvo gyvybę. Tai Ja, žinau tą istoriją. Jį išgelbėjau, tai tave tikrai apgins. Nu kągi, geras pasirinkimas. Na, kur mūsų oficiantas? Sveikas. Sveikas. Žeik, sėskis. Apelsinų atnešiau. Nereikėjo, kad tu čia. Tai, kad tuščiomgi neįsiu. Iglė ir taip maitino apelsinais. Nu, dabar jau namo nenešiu, tai pasidėsiu kur nors. Gerai, dėkui. Gražią žmonelę susiradai. Facebook'e mačiau. Supratau. Kaip čia taip tu? Infarktas. Tokiuose metuose. Nuo streso. Nu va. Trombas atšoko, pagrindinė arterija užkišo. Vyruti, tai čia rimta? Nieko. Jau suklijavo, dabar vėl kaip naujas. Kaip tau sekasi? Su mašinom dar? Jo. Bet dabar tik remontuoju. Bet tų servizų aplinkui pilna, tai vos kvepuoju. O dar tada į skolas įkliumpau, tai žodžiu visai žopa. Kas per skolos? Tai ką čia dabar aš tau pasakosiu, negrūzinsiugi. Tai atėjai, tai jau pasakok. Mokesčiai užpjovė. Buvau nuslėpęs, tai priskaičiavo. O tada dar brolis prisiveikė. Pala, Tautvydas, ane? Prisimeni? Tai aišku prisimenu. Tai ką prisiveikė? Pagavo. Su narkotikais. Vos išpirkau. Tai pinigų reikia. Blemba, tu čia prigavai mane. Skolintis tai aš nenoriu. Ir taip įklimpęs. Bet gal kokio darbo atsirastų. Žinai, nepavėsi. Kiekviena diena. Naujas video. Prie numerok D.